pirmiausia, Pirmiausia, kalbant apie dvasinį ugdymą, reikia ir suprasti, kad jeigu mes norime matematiškai ugdyti, tai ugdo matematiškai. Jeigu norim šokiui, tai šokiui. Jeigu norim dvasiai, tai dvasiai. Tai tada reikia apsibrėžti, o ką reikštų dvasinis ugdymas pedagoginė prasme. Manyčiau, kad kitokio ugdymo apskritai nėra. Arba yra dvasinis ugdymas, arba ugdymo kaip po tokio nėra. Yra jo imitacija, vienokiais ar kitokiais būdais dangstoma ir galima, kaip sakyti, parodyti, kad mes kažką toje srityje darome. Bet nevadinti šito dalyko dvasiniu ugdymu arba apskritai ugdymu. Kur matyčiau dvasinio ugdymo problemų šaknį? Raskime nors vieną specialybę žemėje, kuri pradeda savo veikimą ne nuo tos medžiagos, su kuria turėtų veikti. Pedagogo objektas, sakykime, subjektas, yra kitas žmogus. Ir tada mes sustokime, o ką mes žinome apie kitą žmogų, iš ko jis sudėtas ir kaip mes, kaip žmonės, galime daryti jam vienokį kitokį poveikį. Tai pirmiausia, čia trumpai sakant, reiktų atkreipti dėmesį į du požiūris. Vienas, dvimatis žmogus, kūnas ir psichika. Ir trimatis žmogus, kūnas, psichika, dvasia. Jeigu mes kalbam apie dvasinį ugdymą, reiškia, mes norėtume tiesti gijas į žmogaus trimačią būtį. Jeigu trimatė būtis, o ji įrodyta jau apie ją kalba ne tik teologai, ne tik filosofai, kalba ir psichologai, ir psichiatrai, pasakydami aiškiai, kad šita dimensija yra ir kad jos ta vienijanti žmogų funkcija yra. Jeigu trimatis žmogus, tai kaip tos funkcijos tarpusavyje susiję ir ką mes čia kaip ugdytojai galėtume padaryti. Jeigu trimatė kūnas, jo funkcijos aiškios ir norėčiau pasakyti, kad vargiai rasime žmogų, kuris pamatęs ar labai silpną, ar labai stiprų, nemokėtų atitinkamai su juo jį reaguoti ir paskirti jam vienokį kitokį darbą. Pedagoginių problemų dėl kūnų mums praktiškai kyla mažai, išskyrus tuos atvejus, kai reikia kūną valdyti. Antroji dimensija - psichika. Čia jau pedagoginių problemų ištakos. Nes tai, kas žmogui yra užkoduota prigimtyje, mes nežinome. Tai viena medalio pusė. Kita medalio pusė, kad psichika eina į visą pasaulio pažinimą. Tai koks tada vaidmuo dvasios ir ką jį turėtų atlikti? Dvasia yra ta trečioji funkcija, kurios skiriamasis požymis yra transcendencija. Jeigu psichė pažinti pasaulį ir psichika, čia mums psichologai daug gali padėti, tai tai, kas yra dvasinė būtis, jos pagrindinis matmuo transcenduoti. Iš čia kyla jos antgamtinė prigimtis. Todėl tai, kas išpažįsta materializmą ar pragmatizmą, nei gali jų rasti, nei gali suprasti. Koksgi dvasios būtų vaidmuo. Jeigu žvelgtume į genezę, tai kūną, psichiką mes gauname paveldėjimo keliu iš savo giminių ar artimiausių tėvų. Kaip surašo Franklis, dvasia tėvų neperduodama. Dvasia yra atėjusi iš antgamtinių pasaulių. Ir nėra įrodymų, kad vienam Dievas davė daugiau, kitam mažiau. Galių kitų mes galim turėti labai įvairiai pasiskirstę. Dvasios dėja ne. Kuo ji reiškiasi? Glaudinant pasisakymą, norėčiau skirti 3 dvasios dimensijas, matmenis, labai paprastus ir visiems suprantamus. Pirmas dalykas yra laisvė. Jeigu šita dimensija laiduoja žmogui transcendenciją peržengimą, nėra tokio kalėjimo, kuris įkalintų dvasią. Kūną galime ir atimti, bet dvasios jėga dar labiau sužymės. Antras dalykas yra, kaip ta dvasia naudotis, tiesa, kurią mes vadiname sąžinę. Ir jeigu reikėtų kalbėti apie tą naratyvą, kurį mums reikėtų įdėti
vaikui ir mokytojui, tai yra tai, kad mes turime galę pažinti tiesą ir šitą tiesą reikia naudotis. Ir trečia dimensija, kurią mes taip pat labai nesunkiai galime įvardinti, meilė. Kaip galima įeiti į kito žmogaus galę? Jeigu žmogus turi dvasios galę, ji duoda jam potenciją valdyti savo galės. Ir visa pedagogika, ir visos visuomeninės organizacijos, visa, kas pasikeisina į kito žmogaus dvasinę erdvę su nurodymu įsakymu, pažeidžia jo dvasinę būtį. Užtenka žmogui pasakyti, tu nedaryk ir iš karto kilo pasipriešinimas, iš vidaus kažkas ateina. Duota žmogui pačiam spręsti. Todėl visa pedagogika paklysti negali. Jeigu ji yra ugdymas, tai turi tik vieną vienintelį kelią. Žmogus eina į kitą žmogų, o tas ėjimas eina dvasios keliu, kurį mes kaip santykį vadiname meilė. Meilė pagal Fromą – rūpestis, atsakomybė, pagarba, vienybė. Taip suprantant dvasingumą, norėčiau pateikti savo ieškojimo apibrėžtį. Dvasingumu laikyti autentiški asmens santykiai su pasauliu, kurie su meilė, tiesa, gėriu, grožiu persmelkia visą būtį ir nusidėti kūrėjų link. Kai mums taip sunku apibrėžti, kas tai yra, istorija rodo, kad tiesa dar nuo Platono laikų, ta tiesa, kurią mes vadiname sąžinė, eina per tiesos, gėrio, grožio dimensijas, vadinamas transcendentalijas, prie nieko nepririštas, prie nieko neprikabintas. Ar bus toks ugdymo turinys, ar kitoks ugdymo turinys. Už to ugdymo turinio yra žmogaus ryšys su žmogumi. Laisvai cituoju Ratzingerį. Žinios atsiranda ne tada, kai suteikiama daugiau žinių, o kai per žinias nušvinta meilė, kai susitinka tu ir tu, tai susivienijimas. Ir vat būtent tas dvasinis matmuo, kurio mums šiuo metu labiausiai stinga, peržengia per visas programas ir ateina į konkretų ugdytojo ugdytinio santykį. Ir jeigu iš mokinio studentų tai, ką tu jam rodai, atsiranda santykis su mokslu, atsiranda santykis su kitu žmogum, santykis su kitu. Tai, kas yra dvasiška, ne išoriškai dedama, o tai, kas yra dedama, turi ateiti per žmogaus vidų, per jo aš, išeiti iš jo paties. Taip kaip mes negalim nei priversti, nei įsakyti mylėti, taip mes negalime ir dvasinio ugdymo įspausti į programą. Galima ją sukurti, bet ji yra gyva. Dvasinis ugdymas tai yra ugdytojo ir ugdytinio gyvas santykis. Ir mokytojas, atėjęs į klasę, pirmiausia turi turėti šitą tikslą. Kur, manyčiau, čia ilgai labai norėčiau kalbėti, bet laikas. Norėčiau matyti, kur yra didžioji problema mokykloje, kad pas mus dingo auklėjimas. Yra situacija ir prie toj situacijai galima sakyti, ką mokinys jaus. Šitoj vietoj šitą pojūtį bus, kitoj vietoj kitą, kitoj trečią mintelę. Tai, kas yra auklėjimas, turėtų susijungti į vientisą sistemą ir šitą sistemą ugdytojas turėti. Kai tenka bandyti pažiūrėti, kaip tai padaryti, tai tarkime pažadinti penktokų draugiškumą klasėje, reikėtų klasės auklėtojų tik su bendraklasiais. Šitai, kad vaikui kiltų noras tai daryti, reikėtų viso pusmečio. O dar kai gerai pasižiūrėti, dar užtekt ir to neužtektų, reikės ir toliau daryti. Todėl, kalbant apie dvasinį ugdymą, norėtųsi grįžti prie pagrindinės idėjos. Mes jį turime ugdyti. Mes pirmiausia jį patys turime suprasti. Aš labai norėčiau pritarti brolio ir kolegės minčiai apie mokyklų programas, apie mokyklas, kuriuose tikrai vaikams gera. Ir kai darai eksperimentą, ar turi artimųjų vaikus besimokančius, ir kai pasako, kad vaikas, aš noriu eiti į mokyklą, man ten gera, širdį glosto. Tačiau dvasinio ugdymo tai neišspręs. Man rodosi, kad
pavyzdžius teikia, mums galimybių atveria tikrai daug, bet mums reikia visų vaikų, apimti visus vaikus. Ir manyčiau, kad kelias čia yra pedagogų švietimas, pedagogams padėti suprasti, kas yra dvasingumas, kaip jis ateina į žmogų, kaip per tą pačią pamoką, mokydamas matematikos ir gramatikos, gali tai daryti. Antras dalykas. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į mokyklų vadovus. Tyrimai rodo pasaulinį, ką daro vadovas su mokytojais, tą mokytojai daro su savo mokiniais. Todėl šitas samprata ir šitas ėjimas prasideda nuo čia. Manyčiau, kad tos problemos, kurios dabar fontanu trykšta iš mokyklų ir skaudina mūsų visus, atsirado dar dėl to, kad mes labai gražiai pasielgėme su pamatiniais dvasingumo momentais. Laisvė, tiesa, meilė. Laisvę liberalizavome, tiesą surelativinome. Ir neliko atskaitos taškų. O laisvė galima tada, kai jis save sujungia su tiesa. Tiesa jūs padarys laisvės, niekas kita. Kai šitai dingsta ir jie pamatai. Todėl manyčiau, kad dvasinis ugdymas nėra beviltiškoje padėtyje, kad yra ir kelių, ir būdų, ir galimybių, ir daug mokytojų, kurie gal nemokėdami pasakyti ar suprasti, bet eina tiesos ir meilės keliu ir randa tai, ką mes